Turėjau situaciją. Susisiekė klientai iš Vokietijos. Problemytė. Vyras sunkus, moteris lengva. Čiužinio nenori keisti, nes po 3 metų reikės jam greičiausiai ar keisti namus, ar lovą, ar išsikraustyt, galbūt į Lietuvą sugrįžti, tiek nesigilinau. Ir kadangi nepildė personalizuoto čiužinio klausimyno, kuris yra personalizuotas.lt, tai turėjo poreikį ant čiužinį. Tai koks buvo sprendimas? Tai parinkau jiem pakankamai elastingo užpildo brandolį, kad esamas čiužinys, kuris greičiausiai jiem yra per kietas, nes jinai minėjo, kad jai nuspaudžia petį, vyrui kažkaip nedžiugina, kadangi jų svoriai skirtingi ir jų abiejų nedžiugina ir toks įspūdis į kietesnę pusę. Man nepatinka žodis kietesnė, į standesnę. Tai ką padarėm, tai reiškia, reikėjo suminkštinti paviršinį sluoksnį, bet vėlgi, kad būtų petys šiek tiek apgaubtas, kad būtų maloniau ir tas, vadinkim, įkritimas ir apgaubimas peties, klubų zonos, juosmuo turėtų atramą, tai reikėjo panaudoti lateksą. Aš asmeniškai esu už lateksą, pats ant jo miego ir kitiem rekomenduoju kaip miego ambasadorius. Tad buvo sprendimas sukurtas 6 cm brandolys ant čiužiniui su papildomu 3 cm sluoksniu lateksu. Gavo čiužinį ir sako, wow, pagaliau pradėjau išsimiegoti. Tai jeigu reikia sprendimo, kad išsimiegotume tiek jūs, tiek antra pusė ir nėra galimybės keisti čiužinio, pabendraukim. Miego ambasadorius iš personalizuotas.lt, sukursiu jums pritaikytą medžiagų kombinaciją ir pagaminsim. O jeigu reikėtų dar kažką tame produkte padaryti, jeigu jame nedžiugintų, mes netgi galim pakoreguoti arba sugalvoti, ką padaryti geriau, nes kadangi esu čiužinių technologas, tai tą klausimą ir sprendžiu. Tai reikia čiužinio, pagalvės, antklodės, patalynės, apskritai miego produktų, pabendraukim. Miego ambasadorius iš personalizuotas.lt, linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus ir pabust pačiu laiku. O kai reiks gero čiužinio, jau žinot, kur rast.